Sveiki visi, kolegos, draugai, alternatyvos mėgėjai. Šiandien tokią trumpą temą apie savo elektrą, truputėlis apie vėjo jėgainę ir apie elektromobilio krovimo stotelės pasidarymą. Nes ateityje greitų metų žadam įsigyti elektromobilį, taigi reikia pasiruošti, žodžiu, namų sąlygom, kad būtų galima savo elektrą krauti elektromobilį. Nusipirkom, žodžiu, tokias rozetės. Nežinau, ieškojau, kad būtų IP65 tas vadinamas, bet niekur nėra. Didžiausias yra, jau čia nebėra, lipdukus nuplėšiu. Tas IP vadinas 54. Na, bet bus pastogiai, po stogu. Tai ten lietaus negaus tikrai. Būčiau gal pirkęs tik vieną rozetę, bet kadangi tokių nebuvo, buvo tokie komplektai 3, tai paprasčiausiai paėmiau 3, bus kitiem dalykam. Žodžiu, viena rozetė keliaus į valdišką įvadą prie tvoros į skydinę. Šitą eis nuo mano elektros. Tai kol kas valdiškai paliekam į šoną. Ką mes turim? Mes turim dėžutę, 2 automatai 16 amperų. Ir mes dar turim, tuoj parodysiu, ir dar turim tokį skaitliuką, kad, na, šiaip sau dėl įdomumo pasižiūrėti, sakykim, kiek per sezoną, kol naudoju savo elektrą, kiek sunaudosiu bekraunant elektromobilį. Ir turim kabelį, 3 gyslų, 2,5 kvadrato. Beliko nusipirkti žeminimo kolus, bet žiūriu sudėtinga. Nei Litagroj, nei Mokė veži kol kas neradau. Bandysim senukose ieškoti, gal bus. Nes, na, nesinorėtų kalti bet kokio vamzdžio, ten, kaip sakant, ar strypo. Yra specialūs tam, kaip sakant, koliukai, kalami, susiriegio, vieną įkaliai, kitą užsukai, toliau kali. Žodžiu, šitą visą sistemą, šitą, kaip sakiau, bus lauke. Šitas visas bus šalia šito inverterio. Žodžiu, bus čia. Pajungsim nuo šito inverterio, nes kol kas dar sistema, kaip sakiau, neperjungta, nes, kaip žadėjau, šitą pajungsiu namam 11 kW. Šitą vieną į šitą garažą paliksiu, kitą į dažymo kamerą, nes 5,6 kW, tai man čia tiek garažui, tiek dažymo kamerai atskirai po vieną užtenka pilnumoj. Nes dabar pajungti namai ant šitų, šitas veikia tik tais kaip kontroleris, nes, na, nėra ką jungti kol kas ant jo. Bet perjungsim, žodžiu, ant namų šitą ir nuo šito inverterio keliaus čia per sieną, lauk į pastogę bus, kaip sakant, krovimo stotelė, krovimo rozetė, kraut elektromobilį. Kągi, darbuojamės ir toliau parodysiu viską eigoj. Čia nekreipkit dėmesio biškit. Žmona gėlytės atsinešė, kad nesušaltų, nes pavasaris tai baisinis šiemet. Vieną dieną šilta, kitą nagai šala. Čia kaip kas matėt, nematėt, mano projektas, mano lėktuvas. Truputėlį apie vėjo jėgainę, biškį pradėjom darbuotis, nes laukiam vario, negaunu vario, žodžiu, neturi kokio reikia, tai tenka laukti, kol gaus. Nes čia reikia dėti, žodžiu, paskaičiuotą storį laidą, bet tokio neturi. Bet kol šitie darbai
kaip sakant, negali vykti, mes darom kai ką kitą. Čia žmogui mintis padarytos. Čia sistema tokia, kaip tada aiškinau jum. Tuoj palaukit, atsuksiu. Biškai prikabinau. Užstrigo. Tuoj palaukit, išimsiu. Na štai išėmiau. Kažkada rodžiau video, kad būčiau dėjęs viską ant šitos ašies 30, bet čia vienas kitas parašė nulūž. Aišku, būtų niekas čia nenulūžę, nes įsivaizduokit, varša 5 menčių 3 kart sunkesnė, sveria apie 60 ar 80 kg, šitas sveria tik tais, dabar bijau pameluot, man atrodo 19 kg. Pas ukrainietį, pas Valerijų, 5 menčių, ant 50 ašies yra visas raiktas 5 menčių, 6 metrų diametro ir vien varša sveria 80 kg. Tai mes padarėm kitokį dalyką. Mes padarysim taip, kad apatinis guolis generatorius stovės ant 30, viršutinis guolis ant 40. Žodžiu, rotorius viskas tvarkoja, visi maus, kiek turi, ant 30. Čia dėsis didesnis guolis, šitas. Matosi iš karto, kad didesnis. Ir dėsis varša. Toliau kitas niuansas, daug kas irgi kalbėjo, kodėl nededu guolių su centravimu, kaip sakant. Dėl to, kad, kur guolis 10 eurų, kur 40. Funkcija ta pati, tik ten centravimas yra. Mes padarysim kitaip. Mes užmausim guolį, sakykim, nesvarbu, čia šitas, ne šitas. Ir mes čia privirinam trumpus, nedidelius kompočiukus, kad guolis nebepabėgtų nei į kairę, nei į dešinę. Žodžiu, išcentruojam, viską padarom kaip priklauso, suveržiam ir tada ar kompatuką, ar paprasčiausiai kažkokį tai gabaliuką metalo privirinam, kai jisai nesislankytų. Viskas, spręsta problema. Ir guolis 10 eurų tą patį atstoja, ką guolis už 40, nes pats guolis nieko nesiskiria nuo to su centravimu. Taip, čia kaip rodžiau, atsimenat, padarėm šaibą centimetrinę, čia yra 8 mm šitas metalas, bet mes padarėm centimetrą, išgręžėm skylės atsimatavę, suveržiam, žodžiu, tokia kaip planšaiba. Toliau eina tokia įvorė, kuri įsistato, apsivirins aplinkui ir paskui dar papildomi, kaip čia, tokie trikampiukai tarp varžtų. Viskas. Čia užsimauna, žodžiu, ant ašies, 8 M12 varžtai, užsiverš ant ašies, dar į ašį įgręšim čiučiut, padarysim duobutes, varžtus paimsim, galus čiučiut suapvalinsim, kad, žodžiu, į ašį įsileistų ten milimetrą porą. Viskas. Ir, žodžiu, varša bus pabaigta, pagaminta, kaip sakant, pakabinimas. Galima bus visą varšą numauti su visu šituo, nuo ašies, nuo generatoriaus. Galima bus atsukti šitą, palikti, varšą nuimti, bet lengviau bus su šituo aišku. Viskas, žodžiu, tokie darbai, viską turim, ašis turim, viskas padaryta, beliko suviryti, tokius kampukus dėl stiprumo sudėti. Viskas. Varša, kokas, nudažytas mentės yra, viskas subalansuota, paruošta bus darbai greitų metų. Lieka varis tiek man, tiek klientam, nes dar 2 generatoriai klientam yra. Žodžiu, laukiam vario.
Taigi, truputėlį įsiplėtėm gal, bet prie to pačio čia, nes, kaip sakant, sistema yra saulė vėjas, tai reikia dėti ir vėją greičiau darytis, bus elektromobilis, tai padės krauti akumuliatorius. Nors dabar galiu pasakyti, ką turiu su 1, 2, 3, 4 kontūrais, 5 atjungtas, nes namo stogas išardytas, kur matėt, buvo ant stogo, tai nebėra ir aš jų nedėjau niekur, nes kaip matot, čia nebėra. Stogas nuardytas, panelės nuimtos. Žodžiu, ką turiu dabar? Saulės panelių 4 kW, pusantro 5,5, 3 kW 8,5 ir čia 3,5, tai kas čia gaunas, 8,5, 3,5, 9, 12 kW saulės panelių. 12 kW turėjau, 13,5, kai buvo ant namo stogo. Tai ką galiu pasakyti, sakykim, pilnai saulėtą dieną giedrą. Čia beje yra akumuliatoriai, 16 kWh, čia vieni, ten kiti. 10 rytą man akumuliatoriai būna pilni. Tai pajungus dar boilerį, vis tiek man akumuliatoriai pilni. Namai, aišku, pajungti ištisą parą, jau nuo vasario pradžios naudojus tik tai savo elektrą. Valdiškai yra atjungtas su automatuku nuo namų. Žodžiu, man pilnai užteks ir akumuliatoriam pakrauti, ir namam aprūpinti, sakykim, tenais ir skalbimo mašina, ir boileris, ir dar plus elektromobilis krausis, nes jisai kraunasi lėtuoju tuo vadinamu būdu, ten iki 2 kW maksimum. Tai žodžiu, vėjo jėgainę dar pasistatys. Tai bus tokia alternatyva. Jau senai svajojom, senai galvojom ir nusprendėm vis dėlto įgyvendinti. Kolega Sieras, jeigu žiūri, tai va, pirmesnis nusipirko, pavogė mano mintį apie elektromobilį. Na, bet aš pradėsiu nuo kitų darbų. Aš pirmiausia susinstaliuoju, kad jau nusipirkus automobilį būtų iš karto kur krautis, kad nereikėtų paskui dar ten porą dienų kažką daryti, kol turėčiau kur pasikrauti. Nors šalia autostrada, man 3 km čia yra ties Raščiais 20 krovimo stotelių berods. Čia dabar naujausia, kur padarė Lietuvoje, pati galingiausia stotelė. Tai jeigu ką, galima aišku ten, bet kam mokėti 35 ar 45 centus už kWh, jeigu galima namų elektrą po 27 centus už kWh pasikrauti. Žodžiu, kaip beskaičiuosi, kaip be galvosi ir, kaip sakant, vis dėlto elektromobilis gaunasi 2 kartus pigiau nuvažiuoti 100 km negu, sakykim, su dizeliu. Aš jau nelyginu su savo Volvo, kuris, sakykim, vidurkis ryja 8 litrai. Tai praktiškai dvigubai brangiau gaunasi negu su elektromobiliu. Na, yra dar Opelis, Zefyra, na, ten, sakykim, vidurkis 6 litrai, na, tai ten 1,5 karto brangiau. Na, žodžiu, kaip be paskaičiuosi, elektromobilis yra žymiai pigiau, mažiau rūpesčių, jokių taršos mokesčių, jokių tepalų keitimų, na, apart ten pavarų dėžės. Na, žodžiu, tikrai mažiau yra rūpesčių. O tikslas elektromobilio yra toks, kad įsigyti vaikų vežiojimų mokyklą, nes mums per savaitę gaunasi, ne per savaitę, pasakysiu per mėnesį, kai skaičiavau, vienu vaikus nuvežti mokyklą ir parsivežti, gaunasi 1400 km per mėnesį.
Tai va, paskaičiuoju, kiek ant kuro išeina, kur dar plus patys važiuojam į miestą, kai reikia. Tai visas 2000 km gaunasi. Tai va, kiek ant kuro vien išeina. O čia elektra nemokama. Kodėlgi ne? Tai ką ant kuro išleisi, tai geriau vieną kartą sumokėti ir po to važinėti dykai. Viskas. Darom, po to parodysiu. Na kągi, ką spėjom, tą pajungiam šiandien, nes lauke pradėjo tempti, pakilo vėjas, lietus prasideda, tai jau šiandien nejungsim, tai dėl to kabelį paprasčiausiai permečiau, dabar pajungiau rozetę, turim feną, žodžiu, pirmą kartą šis inverteris gaus apkrovos, aš jau aišku išbandžiau, tai ką galiu pasakyti, šitas inverteris, sakykime, su tokia pat apkrova, kiek fenas ima, žymiai toliau dirba negu šitie. Dabar va galim pažiūrėti namuose, mes turim, nelabai fokusuoja, 434 vatus ir tais jau garsiau dirba. Ventiliatoriai turiu menį. Žodžiu, namuose ir su garažo apšvietimu 0,5 kilovato ima. Akumuliatorius turim 56,1 valandų, dabar turim kažkas apie 19:30. Tai dar ką noriu pasakyti, nesakau, būdavo tų klausimų. Sakykime, dabar jau viskas, saulės nėra. Ką čia duoda, 36 vatus. Ryte apie kokią 6 valandą būna akumuliatoriai 54 iš po nakties. 8, kai vežam į mokyklą, pasižiūriu, retkarčiais, kaip sakant, jau aš atsimenu, 50,5, 55,5 arba 55,3 ir, kaip sakiau, 10 valandą būna 57. Akumuliatorius iškraudinėjau iki 48 voltų, tai 10 rytą būna pilni akumuliatoriai, visą dieną iš akumuliatorių neimu nei biškį, žodžiu, pilnumoj man užtenka iš 12 kW saulės, pilnumoj, nėra kur dėti, kaip sakant. Tai va taip va ir gyvenam ir po to, sakykime, va 19 valandos, nors šiandien yra apsiniaukę, kaip matot, apsiniaukę, lyja, tai dėl to jau krovimo nėra. Šiaip, jeigu saulėta diena, saulėtas vakaras, tai dar 8:30, apie 9 iš vakarinės pusės matau beveik kilovatą, iš pietinės, aišku, tos pietrytinės jau ten nedaug, ten 300 vatų. Žodžiu, pilnumoj 100% išeina gyventi iš savo elektros nuo vasario iki lapkričio mėnesio. Pilnumoj 100%. Tai dar va dasidėjo 4 kW saulės panelių ir šitas inverteris. Dar dasidės ant namo stogo, kai pasikeis stogas, dar 4 kW. Tai bus iš viso kažkas pas mane apie 18 kW saulės panelį. Dar šitas kontroleris nepajungtas. Na, žodžiu, 20 kW turėsiu saulės panelį. Ir kągi, žodžiu, pajungiam, atvedėm laidą, lovelį neturėjau, tai, sakant, pritvirtinau normaliai, prikaliau, įdėjom 2 automatukai. Gaila, neina tų skaitliukų nunulinti. Tik tais viršutinė eilutė. Na, nieko, svarbu turim viršutinį. Matysim, kiek suvartosim. Kągi, testuojam. Jungiam pirmą padėtį. Taip, mes tai perinksim. 230 voltų.
Kągi, turim pirmą padėtį 3,8 ampero. Jungiam antrą. 7,5 ampero. Ir kilovatas 714 vatų. Ir inverterio praktiškai nesigirdi visiškai. Šitie daug garsiau ūžia. Tai va čia bus panašus elektromobilio krovimo režimas. Nes pas Sierra, sakė, ima kažkas 1,8, kraunasi 1,8 kW. Įsijungia jisai. Jie grįžta į pradinę padėtį, žodžiu. Rankos murzinas, žodžiu, viskas veikia. 50 Hz, viskas tvarkoj. Kągi, tas kabeliukas lys per sieną į pastogę ir ten dėsis rozetės, darysis įžeminimas. Žodžiu, įžeminsim visą šitą sistemą, nes yra dabar be įžeminimo, tai, sakykim, įsimaudžius prūdę, atėjus basom, šlapės, prisilietus prie korpuso biški krečia. Žodžiu, įžeminimas būtinas. Kągi, tiek. Nusipirksim, kaip minėjau, koliukus įžeminimui į žemę. Sukalsim pas mane molės. Tai manau, kad labai giliai nereikės. Manau, 3 metrų užteks, nes namui, kai darė įžeminimą, tai berot sukalė tik 2 metrus. Nes, kiek žinau, jeigu molis giliai nereikia. Nes į smėlį, tai žinau, kad blogai yra. Na, žodžiu, padarysim. Kągi, toks trumpas video, tokia apžvalga. Žodžiu, elektromobilio krovimui praktiškai pasiruošta. Kągi, visiems iki susitikimo, kitam video, kai jau būsiu padaręs ir gal netgi bus elektromobilis. Visiems gero vakaro ir geros likusios savaitės.